Dabar rodome Kauno technologijos universiteto studentų surinktą krepšinio turnyrą. Tik neskubėkite reguliuoti savo televizoriaus ir nekaltinkite mūsų operatoriaus, kad vaizdelis nekoks. Kitaip ir negali būti, nes studentai krepšinį žaidžia naktį, o kovoja jie dėl savo fakulteto dekano taurės. Kad daugiau tokių švenčių būtų kiekviename mieste, kiekvienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Juk nuostabus yra ir nakties krepšinis, kai jį rengia puikus entuziastai. Kauno technologijos universiteto dizaino ir technologijų prie fakulteto vyksta, kaip matote, krepšinio turnyras 3x3. Šis turnyras yra netradicinis, kadangi jisai vyksta naktį. Susirinkęs yra iš dizaino fakulteto 7 komandos. Prizai yra įsteigti dekano taurė ir pagrindinis prizas tai 2000 litų premijų. Dovanojamos 1, 2 ir 3 vietos. Labai geros varžybos, geri teisėjai. Garbingiausia vieta, kaip aš manau. Visko patenkinti.